Sveiki atvykę iš Brazilijos kalnų. Štai mano žmona Betsy, o čia mano sesuo Miriam, su kuria iš jų aš labiau panašus. Mano sesuo yra gydytoja, orientuota į gyvenimo būdą, ji ištekėjusi ir turi vaikų. O mano žmona yra natūralios medicinos mėgėja. Ji baigė kelis kursus ir yra MedSet asociacijos įkūrėja ir direktorė. Mūsų dukra Daniela, 12 metų, jūs ją pažinsite netrukus. Labas, draugai, mes labai laimingi. Mes kalbame portugališkai ir esame dėkingi technologijai, kuri verčia į jūsų kalbą. Mes esame labai dėkingi, kad galime pasidalinti tema, kuri mums suteikia tiek fizinės gerovės, bet taip pat džiaugsmo ir ramybės sielai. Pagrindinė motyvacija rūpintis sveikatą kyla iš Dievo pagalbos, kad galėtume turėti aiškesnę ir jautresnę protą, kad galėtume klausytis ir suprasti jo žodį. Viešpats Dievas mums suteikė išsamų sveikatos vadovą per įkvėpimą jo žodyje ir per Ellen White knygą, kurią paliksime šio vaizdo įrašo aprašyme. Rekomenduojame visiems, kurie ieško fizinės, psichinės ir dvasinės gydymo. 8 Dievo natūralūs vaistai yra mityba, mankšta, vanduo, saulė, saikingumas, švarus oras, poilsis, pasitikėjimas Dievu. Mityba. Taigi, Miriam, papasakok apie mitybos principus. Nepriklausomai nuo kultūros ar kiekvienos šalies maitinimosi įpročių, galite pritaikyti, pakeisti ar nutraukti tai, kas jums kenkia. Tai pasiūlymas. Nedarykite staigių pokyčių šeimoje. Prašykite Dievo išminties, kad turėtumėte teigiamą patirtį ir motyvuojančių prisiminimų. Išbandykite keletą receptų ir palaipsniui įveskite naujas idėjas. Keletas pagrindinių principų. Pradžios knyga 1,29 mums pateikia tobulą meniu. Šviežia iš kūrėjo rankų. Dar prieš pirmąją Adomo ir Ievos valgį. Vaisiai, grūdai, sėklos, riešutai. Vėliau buvo įvesti daržovės ir šaknys. Stenkitės valgyti kuo daugiau pilno grūdo produktų, turinčių daug skaidulų. Ką tik galite valgyti žalią, stenkitės valgyti žalią. Skaidulos sumažina širdies ligų, vėžio, diabeto ir nutukimo riziką. Kur gauti skaidulų? Kasdien valgyti šviežius, žalius vaisius ir daržoves. Daiginti grūdus yra puikus pasirinkimas. Valgykite daugiau pilno grūdo produktų, rudos ryžių ir pilno grūdo duonos vietoj baltos. Pupelės, lęšiai, riešutai ir sėklos, lapai ir daržovės. Planuokite ne daugiau kaip 3 valgymus. Pirmas - ryte. Turėtų būti gausiausias, kaip karalius. Antras valgymas - viduryje dienos. Turėtų būti, kaip princo. O jei trečias valgymas yra vakare, tegul jis būna, kaip elgetos. Lengvas ir mažomis porcijomis. Lengvai virškinamas. Vaisiai yra puikus pasirinkimas, o skrudinta duona taip pat. Nevalgykite per pertraukas, tik gerkite vandenį. Gerai virškinimui. Tarp valgymų turėtų būti 5 valandų. Pertrauka. Dauguma žmonių jaustųsi geriau, jei valgytų tik 2 kartus, ryte ir 1 kartą, pietums, maždaug vidurdienį. Ypač jei turite labiau sėslų gyvenimo būdą ir pakankamai kūno atsargų. Namie valgome 8 ryte ir 2 popiet, tiek, kad jaustumėmės sotus ir energingi. O po valgio visada įdomu pasivaikščioti.
virškinimo trakte. Tai padeda sumažinti gliukozės kiekį kraujyje. Dabar klausimas, o jei neturiu pinigų nusipirkti mėsos ar karvės pienui gauti? Geriau tavo sveikatai. Žinote, kalbant apie bet kokį gyvūninės kilmės maistą. Mėsą, vištieną, žuvį, sūrį, pieną, kiaušinius. Kuo mažiau valgysime, tuo geriau. Mūsų šeima taip pat pasirinko vegetarišką mitybą. Žiūrėk, cholesterolis yra medžiaga, iš kurios formuojami lytiniai hormonai. Estrogenas, progesteronas, testosteronas. Kuo didesnis suvartoto cholesterolio kiekis, tuo didesnis hormonų disbalansas. Tai skatina vėžį reprodukciniuose organuose. Moterims, ypač krūtinėje, kiaušidėse, gimdoje, o vyrams sėklidžių, prostatos vėžys. Padidėjęs kiaušinių vartojimas skatina ankstyvą brendimą, net prieš tinkamą laiką paauglystėje. Taip pat šie gyvūninės kilmės maisto produktai yra rūgštinantys ir skatina sąnarių skausmus, kas būdinga autoimuninėms ir reumatinėms ligoms. Taip pat sumažinkite cukraus vartojimą iki minimumo. Jis sumažina baltųjų kraujo kūnelių, kurie yra imuninės sistemos gynėjai gebėjimą fagocituoti. Kitaip tariant, suvalgyti įsibrovėlius. Be cukraus vartojimo, baltasis kraujo kūnelis gali sunaikinti 14 bakterijų per pusvalandį. Su tik 6 arbatiniais šaukšteliais cukraus veikla sumažėja iki tik 10 bakterijų. Su 12 arbatinių šaukštelių, kas atitinka vieną stiklinę gaiviojo gėrimo. Per 30 minučių sugaunamos tik 5,5 bakterijų. Su 24 arbatiniais šaukšteliais, vienu ledų porcijos, tikimasi, kad baltasis kraujo kūnelis sunaikins tik vieną bakteriją. Taigi, galime daryti išvadą, kad žmonės, kurie mažai vartoja cukraus, turi mažesnę infekcinių ligų paplitimo riziką. Pratimai. Labai geras mankštos. Pavyzdys, labai gerai tai praktikuojantis mano vyras. Jam patinka dirbti fizinį darbą. Po to, kai jis studijavo sodo dizainą Šveicarijoje, atvyko į Braziliją ir dabar sodina daug bananų medžių. Nuo jaunystės man patiko bėgioti, kai man buvo 14 metų. Mėgau bėgimą. Bėgimą kooperatyve. Taigi, aš nustatydavau tikslus ir galvodavau taip, kai tas automobilis, kuris atvažiuoja, pasieks mane, turiu būti prie to stulpo. Taigi, tai man suteikdavo papildomą energiją. Fizinis aktyvumas stiprina širdį, mažina kraujo spaudimą, degina perteklius kalorijas ir padeda numesti svorio, kas manęs neliečia, ir mažina stresą. Pasirinkite įvairius pratimus geriausia lauke ir saulėje. Pradėkite lėtai ir palaipsniui didinkite intensyvumą, bet tai turi būti reguliariai bent 30 minučių per dieną, prakaituojant ir su greitai plakančia širdimi. Tikrasis pratimas. Pradėkite lėtai ir palaipsniui didinkite intensyvumą, bet tai turi būti reguliariai bent 30 minučių per dieną, prakaituojant ir su greitai plakančia širdimi. Tikrasis pratimas. Ar jei tai bus intensyvesnis pratimas, gali būti 2 ar 3 kartai per savaitę. Šveicarijoje, kur aš gyvenau jaunystėje, labai dažnai lyja, todėl man patiko eiti plaukioti uždaroje baseine. Bet lauke, saulėje, darže ir užsiimant naudingą veiklą, tai yra labai malonu. Galime pasiekti gerų rezultatų. Taip pat sveika pasivaikščioti. Iškart po valgio, nes tai padeda maistui geriau suvirškinti. Ačiū, Danielė. Po intensyvios veiklos kūnas prašo vandens.
Taigi, Miriam, išreikskite šio vaisto naudą. Visi gyvi padarai esame priklausomi nuo vandens. Kiekviena kūno funkcija vyksta skystoje būsenoje. Vanduo yra reikalingas mūsų kvėpavimui, kai iškvepiame, ir per šlapimą, todėl jį reikia papildyti. Dažnai tokios įprastos problemos kaip galvos skausmas, vidurių užkietėjimas ir kai kurie nugaros skausmai gali būti palengvinti tiesiog geriant pakankamai vandens. Šviesi ir bekvapė šlapimas yra geras rodiklis, ar gerai geriame pakankamai. Suaugusiam žmogui 2 litrai per dieną yra minimumas. Neseniai padidinau savo vandens suvartojimą iki 3 litrų ir jį reikia gerti po 2 valandų po valgio, iki pusvalandžio prieš kitą valgį. Man patinka ši rutina. Iškart pabudęs, iki pusvalandžio prieš pusryčius, suplanuok išgerti 2-4 stiklinės vandens. Tarp pusryčių ir pietų dar 2 ar 4 stiklinės. Ir po 2 valandų po pietų vėl pradėk gerti, bandydama apskaičiuoti paskutinę stiklinę, kad būtų gerokai prieš einant miegoti, kad naktis nebūtų per daug sutrikdyta. O kaip su vandeniu? Laukia Miriam. Manau, kad tai tema, kuri tau patinka, šaltas vanduo. Taip, bet po kelių minučių vonioje su labai šiltu vandeniu. Galiausiai, kasdienė vonia kiek įmanoma yra labai atgaivinanti. Ir man patinka skatinti kontrastinę vonią, keletą kartų pakeičiant karštą vandenį. 2-3 minutės ir šalta, kuris turėtų būti trumpesnis, nuo pusės iki 1 minutės. Mes tai praktikuojame kasdien ir su mūsų dukra, nuo pat jos gimimo, ir tai labai padeda stiprinti imuninę sistemą. Kasdienybėje mes apsiribojame karšto ir šalto vandens keitimu. Bet, pamačius pirmuosius infekcijos požymis, mes padidiname keitimą. Pasidaryk trynimą kūnui su augaliniu aliejumi, ypač juosmens srityje. Šis mechaninis dirgiklis išskiria džiaugsmo hormonus. Lucelar Daniela. Šis kitas vaistas yra vienas iš galingiausių gamtos gydytojų ir taip pat yra vienas iš mažiausiai suprastų ir naudojamų terapijoje. Tai saulės šviesa. Mano dukterėčia Daniela, papasakokite apie šio vaisto naudą. Turėdama tokią šviesią odą, ar bijai būti saulėje? Ne, teta, saulė nėra priešas, bet turime žinoti, kaip gauti jos naudą. Šviesiaus odos žmonės, kaip aš, turėtų pradėti nuo 10 minučių ir palaipsniui didinti laiką, ruošdami odą gauti gerą kiekį saulės, tiesiogiai ant odos. Visada turime būti labai atsargus, kad nesusidegtume. Žinai, kad net mityba susijusi su reakcija į saulę. Yra dieta, kurioje mažai riebalų ir baltymų. Buvo atlikti tyrimai su triušiais, kurių dalis buvo maitinama žaliomis daržovėmis, o kita grupė riebę ir gyvulinės kilmės baltymais praturtinta pašaru. Taigi, abu grupės eksponavo ultravioletiniams spinduliams ir triušiai, kurie buvo maitinami riebę dieta, susirgo odos vėžiu. Odos dieta su žaliomis daržovėmis, turintys triušiai, buvo apsaugoti. Žmonės, kurie valgo daug riebalų, greičiau susirga odos vėžiu. Koks gaila.
Bet labai įdomu. Triušiai taip pat gauna naudos. Iš dietos turinčios daug skaidulų su žole ir šienu. Ir dar vienas svarbus aspektas yra tas, kad akis gautų pilną šviesos spektrą. Taigi, praleisk laiką, laukia, be akinių ar kontaktinių lęšių. Aš taip pat skaičiau, kad saulės šviesa mažina kraujo spaudimą, sumažina cholesterolį ir naikina bakterijas bei virusus. O galbūt labiausiai pastaruoju metu kalbama apie tai, kad cholesterolis po odą virsta vitaminu D. O šiandien dauguma žmonių turi vitamino D trūkumą. Taip, šis vitaminas stiprina kaulus, padeda užkirsti kelią diabetui, vėžiui, širdies ir kraujagyslių ligoms, gerina mūsų imunitetą, nes esant saulės spinduliams, baltųjų kraujo kūnelių skaičius, gynybinių karių, padidėja. Jie naikina virusus bei bakterijas. Ir tai puikus vaistas nuo depresijos. Dabar mes kalbėsime apie kitą temą. Kitą vaistą – saikingumą. Saikingumas, pagal apibrėžimą, yra visko, kas žalinga atsisakymas. Ir subalansuotas to, kas gera. Naudojimas ne tik mityboje ar saulės spinduliuose, bet ir visuose įpročiuose. Cigaretė praktiškai kenkia kiekvienam jūsų kūno organui. Dauguma eismo įvykių yra susiję su alkoholio vartojimu. Tie, kurie vartoja alkoholinius gėrimus, turi didesnę tikimybę vartoti neteisėtas narkotinės medžiagas. Kava yra populiari, legalizuota narkotinė medžiaga ir, žinoma, jis sukelia priklausomybę. Pakeiskite senus įpročius geresniais. Gaukite šeimos ir draugų palaikymą. Pasitikėkite Dievo galią nugalėti. Tvarus ore. Galime gyventi savaitės be maisto, dienas be vandens, bet tik kelias minutės be oro, be deguonies. Bet tikrai turėjai daryti kvėpavimo pratimus, kad galėtum groti skersinę fleitą. Dievas mus palaimino tiek švariu oru, čia kalnuose. Tai vitalizuoja kraują, atpalaiduoja protą, naikina mikrobus ir padeda išvalyti plaučius. Kvėpuok per nosį, nekuok ir venk vietų, kur oras užterštas. Laikykite savo kūną tiesiai ir stebėkite savo poziciją kėdėje. Nefiaudink. Laikykite savo kambario langus atvirus. Gilaus kvėpavimo privalumai. Atsipalaiduokite kūną, deguonimi aprūpinkite smegenis, kad galėtumėte aiškiai mąstyti. Padeda užkirsti kelią kvėpavimo takų infekcijoms ir skatina gilų miegą. Kai jausiesi, kad pradedi peršalti, pabandyk giliai kvėpuoti 10 minučių, kol veido ir rankų oda ims dilgčioti. Deguonis yra imuninės sistemos sąjungininkas. Kartą per savaitę išnešk savo patalynę į saulę, kelioms valandoms, arba visai dienai. Poilsis. Žinai, koks yra labai efektyvios odos kaukės paslaptis. Užsirašyk. Geras miegas. Ką dar, Daniela? Tau nereikia gulėti ir miegoti, kad galėtum pailsėti. Jau vien pokytis rutinoje, darant kažką kitaip, nei anksčiau, jau padeda atsipalaiduoti. Taigi, nešti akmenis po sunkios matematikos pamokos yra atpalaiduojantis. Būtent. Po to, kai nešioji akmenis, gali pailsėti, skaitydamas knygą. Taigi,
keisti fizinį ir protinį darbą yra viena iš būdų. Taip pat pasivaikščioti gražioje miško aplinkoje po intensyvios įtampos. Panaudok tai, Daniela, savo studijų rutinoje. Pailsėk, pasivaikščiok, išgerk vandens, pasimėgauk saulę, orų ir tavo koncentracija bei atmintis atsinaujins. Dabar, kalbant apie nakties miegą, keletas rekomendacijų. Miegok 7-8 valandas kiekvieną naktį. Svarbu gulėti, kai skrandis jau baigė virškinimą. Valgyk anksti, maždaug 2-3 valandas prieš miegą. Tai lengvas maistas. Ir taip pat, miegas yra saldžiausias naktį, kai prieš tai buvo fizinė veikla. Tie, kurie dieną mankština raumenis, naktį gerai miega. Išmintingas Salomonas sako, saldus yra darbininko miegas, nesvarbu, ar jis valgo mažai ar daug. Tačiau turtingo žmogaus gausa jam neleidžia miegoti. Taip pat, turėti ramų sąžinę ir būti taikoje su visais. Įdomu, kad visi vaistai yra tarpusavyje susiję. Nėra alkoholio, cigarečių ir kofeino. Atidaryk langus ir leisk švariam orui patekti. Telefono ar programėlės nustatymuose padarykite ekraną raudonesnį. Tai sumažina mėlynos šviesos kiekį. Kuo mažiau laiko praleisite prie savo telefono ar kitos ekrano prieš miegą, tuo geriau. Prieš miegą skaitykite 20 minučių Bibliją, nes tai padeda išvengti naktinių košmarų. Sumažinkite savo kambario šviesas, ypač baltas ir mėlynas. Prašykite Dievo, kad gerai miegotumėte. Gerai miegoti yra svarbu. Padidina dienos judrumą ir kūrybiškumą. Sumažina eismo įvykių riziką. Padidina gebėjimą mokytis ir išlaikyti tai, ką išmokai. Ir pagerina gebėjimą susidoroti su skausmu. Būtina turėti poilsio dieną per savaitę, o metinis atostogų laikotarpis labai padeda. Ateik vėl manęs aplankyti per atostogas, Daniela. Jau turime planus? Pasitikėjimas Dievu. Dabar kviečiame mano vyrą Danielių pakomentuoti apie šį vaistą. Primenu, kad kitų vaizdo įrašų apie biblinę tematiką 3 angelų žinios galima rasti kanale. Ar tu tiki Dievu? Turėti santykius su Dievu suteikia vidinę ramybę ir stabilumą. Suteikia galią atleisti kitiems. Paslaptis yra melstis už tuos, kurie jums nepatinka, ir linkėti jiems gerų dalykų. Pamatysi, kokią skirtumą tai daro. Pasitikėjimas Dievu atneša meilę į namus ir padeda išgydyti problemas bei traumas. Kaip augti pasitikėjime? Pasitikėjimas auga per patirtį. Atsakyti maldos stiprina tikėjimą. Žinok, kad Dievas rūpinasi mumis kaip tėvas. Ir jei mes norime jo buvimo ir gyvename taip, kad jo neatstumtume, jis niekada mūsų nepalieka. Melstis yra kalbėjimasis su Dievu kaip su draugu. Tai suteikia mums jėgų susidurti su gyvenimo iššūkiais. Todėl ji taip pat vadinama sielos kvėpavimu. Mes turime čia, mūsų sodyboje, kampelį sode, kur paprastai meldžiuosi. Jei tai tavo namuose, skirk specialią vietą tik kalbėjimui su Dievu. Uždenk duris ir ieškok jo buvimo. Man taip pat patinka melstis vakarais, kaip darė Izakas. Danielius ir Davi 3 kartus per dieną skirdavo laiko trumpai pasikalbėti su Kūrėju. Kai pereiname prie dvasinio konteksto, norime čia pabrėžti ryšį tarp proto ir kūno.
9 iš 10 ligų kyla iš proto. Sutrikimas namuose gali graužti pačią sielą. Vaistai išbalansuoja protą. Netikros doktrinos, kaip amžinai degančio pragaras sukeliantis nuolatinį nusidėjėlių kankinimą, suteikia iškreiptą Dievo charakterio vaizdą. Kristaus religija, toli nuo to, kad sukeltų beprotybę, yra vienas iš efektyviausių vaistų, galingas nervų raminimas. Ir baigdami šią temą, apie sveikatą norime paliesti. Mažai nagrinėjama, bet labai svarbu klausimą moterų sveikatai pusė moterų ligų kyla dėl netinkamo aprangos pasirinkimo. Paliksiu jums dviem pakomentuoti. Iš tiesų, ar kada nors tavo gydytojas tavęs klausė apie tavo aprangą? Retai sutinka, bet šis trūkumas nesumažina svarbos atsižvelgti į keletą svarbių aspektų. Pirmiausia, tobulą sveikatą reikalauja tobulo kraujotakos. Tačiau to negalima turėti, kai galūnės, rankos, kojos, kurios yra toli nuo gyvybinių organų, yra šaltos ir neapsaugotos dėl nepakankamos aprangos. Tuo tarpu 3 ar 4 kartus daugiau drabužių naudojama ant liemens, kur yra gyvybės organai, užkemšant širdį, skrandį, kepenis, dubens organus, pertekliumi kraujo. Antra, kiekvienas drabužio gabalas turi būti pritaikytas kūnui taip, kad neužblokuotų kraujotakos, nei laisvo ir pilno kvėpavimo. Nepalikti žymių ant odos, taip pat palengvinant laisvus judesius ir tinkamą laikyseną. Atkreipkite dėmesį net ir į savo apatinį drabužį. Tiek apatinį, tiek viršutinį jis neturi trukdyti tinkamai kraujotakai. Trečia, pasiūlymas, taip pat biblinis, pakartotiniuose įstatymuose 22:5 eilutėje. Tai, kad vietoj to, kad dėvėtumėte madingas džinsinės kelnes, kurios linkusios išlaikyti intimę sritį drėgną ir uždarytą, sveikiau būtų pasirinkti specifinį moterišką drabužį, suknelę ar sijoną, kurie geriau leidžia orui cirkuliuoti. Kartu su intimios higienos įpročiais sumažėja rimtų ginekologinių ir šlapimo takų problemų, tarp daugelio kitų. Galiausiai, tikrai tai tik paviršutiniškas žvilgsnis į temas, kurias galime ir turime gilinti savo studijose ir apmąstymuose. Tebūnie tavo valia ir jei tai yra tavo noras, laikykis šios pažado. Dievas yra tas, kuris veikia mumyse tiek norėti, tiek įgyvendinti. Pagal savo gerą valią. Filipiečiams 2:13. Tikėjimas, jų pergalė